O kaip elgėsi įtariamasis Andrius Ūsas ir jo draugė Laimutė Stankūnaitė? Jų parodymai užfiksuoti byloje. Prieštaringi, nuolat keičiami. Iš pradžių Ūsas tvirtino: Stankūnaitei tik padėjau kovoti dėl vaiko, su mergaite nebendravau. Tuo metu Laimutė Stankūnaitė apie juos ir Ūso santykius pasakoja labai panašiai. Iš Laimutės Stankūnaitės apklausos protokolo. Andrius Ūsas atstovavo mane bylinėjimosi reikaluose. Jį dukra matė 4-5 kartus, nedaugiau. Ji niekuomet nebuvo palikta viena su Andriumi, aš visuomet būdavau šalia. Iš Laimutės Stankūnaitės apklausos protokolo. Mano dukra Andrių Ūsą galėjo matyti 2006 metų gale, kai krausčiausi į nuomojamą butą. Vėliau dukra su Andriumi Ūsu susitikusi nebuvo. Vėliau Andrius Ūsas visgi prisipažino Laimutei Stankūnaitei padėjęs įsinuomoti butą Gimbutienės gatvėje. Tai paaiškėja prokurorams patikrinus banko sąskaitas. Tačiau Andrius Ūsas ir toliau teigė su mergaite beveik nebendravęs. Iš Andriaus Ūso apklausos protokolo. Klausimas: ar jūs esate ką nors pirkęs ar dovanojęs ką nors toms mergaitėms? Atsakymas: neatsimenu. Gal ir esu krikštynų progą nupirkęs ką nors Stankūnaitės dukrai. Ar kitai mergaitai buvau nupirkęs ar dovanojęs, neatsimenu, nes nežinau, kaip jinai atrodo.